Eismo įvykis nesvarbu, didesnis ar mažesnis, tačiau tai nėra malonus nutikimas nei kaltininkui, nei nukentėjusiam. Tačiau kartais kai kurie žmonės nori pasinaudoti tokią situaciją ir apgauti draudimo įmonės. Kaip visa tai vyksta ir kodėl to geriau nedaryti, dabar jums ir papasakosime. Regis niekas nenori patekti net ir į smulkų eismo įvykį, nes gaila ne tik apgadintų automobilį, tačiau ir laiko bei sugadintų nervų. Tačiau kartais vairuotojai bando pasinaudoti tokią situaciją ir neteisėtai pasipelnyti iš draudimo, o tokių atvejų netaip ir mažai. Per šių metų 10 mėnesių turime nustatytą 248 sukčiavimo atvejų už 300 000 eurų. Ir tai atrodo daug, bet yra dalis, kur labai smulkmeniški. Tai yra, sakykime, spektras tų sukčiavimų, yra smulkmeniški sukčiavimai, kai tiesiog eilinis pilietis turi eismo įvykį ir jis turėjo kažkokių kitų defektų iš anksčiau automobilio, ar ne, jeigu ten buvo smūgis į priekinį bamperį, bet šalia yra sugadintas sparnas automobilio, tai jisai tada nori pasinaudoti progą ir susiremontuoti visą automobilį. Tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai eismo įvykiai inscenizuojami specialiai, viskas planuojama iš anksto ir tokiu būdu apgavikai tikisi uždirbti tūkstančius eurų. Kaip pavyzdys, nusipirka automobilį Švedijoje su 500 000 km rida, atsuka ridą iki 110 000 km, susitvarko kosmetišką automobilį, susiranda kitą automobilį, kartais net 3 automobilius sudaužo vieno įvykių metu ir tuomet draudimui pateikė, kad tas automobilis yra su 110 000 km rida, geros kosmetinės būklės. Tai taip, jeigu grubiai paėmus, perka už 7-8 tūkstančius Švedijoje ir bando 14-15 gauti iš draudimo. Žalų tyrimų vadovas pasakojo ir tai, jog nagrinėjant kai kurias situacijas pasitaiko, kad pavyksta atskleisti net ir organizuotas grupuotes, kurias gali sudaryti 10 asmenų. Tačiau net ir taip veikiantys sukčiai paslysta, nes didelę darbo patirtį turintys specialistai pastebi bandymą piknaudžiauti ir pasitaiko atvejų, kai tai leidžia atskleisti ypač didelį apgaudinėjimo mastą. Sėkmės istorijos būna netikėtos kartais. Pradedam tyrimą dėl 300 eurų žalos ir traukiant siūlo galą paaiškėja iki 6-7 tūkstančių. Perdavus tolimesnį tyrimą teisėsaugai, išaiškėja, kad viso rinkoje 50-30 tūkstančių eurų. Ir pasirodo, visas yra nusikalstamas susivienijimas, žmonės keičiasi rolėmis, keičiasi daiktais, automobiliais tarpusavį ir turi tokį kaip šeimos verslą pasipelnyti. Ne? Per mėnesį draudimo įmonės gali gauti net 2,5 tūkstančio prašymų atlyginti žalą. Kaip iš tokio didelio kiekio jiems pavyksta atrasti galimų sukčiavimo atvejus? Turime automatizuotus sprendimus, tai irgi yra algoritmas, kuris tikrina kriterijus esamuoju laiku ir identifikavus tam tikras aplinkybės automatiškai perdodama informacija mūsų atsakingam koordinatoriui, kuris susipažįsta su medžiaga, peržiūri ir priima sprendimą. Arba jisai leidžia tą žalą įprastai administruoti, arba perduoda tyrimui, arba dar jisai deda į karantiną, žiūri, laukia papildomų dokumentų, nuotraukų, pažymų ir taip toliau. Automatinė sistema sureitinguoja žalas nuo didžiausio reitingo, kai pastebimi didžiausi įtarimai, iki mažiausio. Jei pastebima tirtina byla, versijų atmetimo metodu sukčiavimo kriterijai sustiprina įtarimus arba priešingai juos atmeta kaip nepagrįstus ir tokiu atveju draudimo išmoka išmokama be papildomo tyrimo. Žinoma, žmogiškasis faktorius šiame procese išlieka, nes kol kas joks kompiuteris negali pakeisti specialistų įgytos patirties. Tačiau draudikai teigia, kad tyrimai vyksta išimtiniais atvejais, nes pagrindinė užduotis – kuo greičiau atlyginti žalą sąžiningiems klientams. Yra dalis, kur yra pagal algoritmus, pagal intuiciją mūsų žalų darbuotojų, kurie turi išsiugdę ir mes ją puoselėjam nuolat, ar ne. Ir taip pat yra dalis, kur mes atsitiktinė tvarka pasižiūrime tik tai tam, kad mes suprastumėm, ar yra kažkokių naujų reiškinių rinkoje. Yra tokių atsitiktinių, bet yra mažoji dalis, ne? Nes tai vėlgi stengiamasi kuo mažiau sudaryti nepatogumų sąžiningiem klientam, bet mes orientuojamės į tą sąžiningą klientų. Jei įtarimai pasitvirtina ir apgavikai yra nustatomi, jiems gali tekti atsakyti prieš teismą, o jame atsiprašymo tikriausiai nepakaks. Taip, tai tuo atveju galimai būtų inkriminuotas sukčiavimo straipsnis Baudžiamojo kodekso 182 ir iš tiesų priklauso nuo žalos dydžio. Tai galima keliauti per tą straipsnį per kelias dalis, nuo pat baudžiamojo nusižengimo, kur matyti bausmės rūšis galėtų būti labai kažkokia minimali, esant nusikaltimui taip pat. Galėtų būti ir bauda, ir viešieji darbai,
bet jeigu jau vertė didėja, tai maksimalus terminas, kurį numato trečia dalis, esant dideliai verčiai arba prie tam tikrų kitų sąlygų, ten organizuota grupė ir panašiai, tai gali būti iki 8 metų laisvės atėmimo. Netgi. Iš tiesų, inkriminuojama paprastai esant tokiam įtarimam dėl tokių veikų būtent sukčiavimo straipsnis ir taip pat labai dažnai inkriminuojamas ir 300 straipsnis Baudžiamojo kodekso, tai yra dokumentų klastojimas arba disponavimas jais. Tai, nes deklaracijos pildymas ir nurodymas neteisingos informacijos, klaidingos informacijos sąmoningai, tai žinant, taip, tai yra dokumentų klastojimas, galimai. Jei nepaisant visko sukčiai nuspręstų rizikuoti, koziriai visgi gali būti ne jų rankose. Jeigu jūs esate gudrus, suplanuojate tą sukčiavimą, ar ne, tai jūs turite patirties tik tai to vieno sukčiavimo arba nesėkmingos patirties iš anksčiau, ar ne? Tuo tarpu mūsų tyrėjai per mėnesį 2-3 tokius sudėtingus sukčiavimus nustato ir atskleidžia. Mūsų šansai yra didesni, nes turime daugiau patirties. Norintiems pamėginti sukčiauti klastojant įvykius ar jų aplinkybės, reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, jog už tai gresia ne tik teisinė atsakomybė, tačiau galite prarasti ir savo investiciją. Pavyzdžiui, už keletą tūkstančių įsigytas automobilis dėl apgadinimų savo vertę bus praradęs. Taip pat reikėtų įvertinti ir prarastą laiką bei pinigus teisiniams procesams. Todėl net jei kyla pagundų, verta prisiminti paprastą, bet išmintingą posakį: melo kojos trumpos.